Aptarimas. Startas 8.35. 8.35. Tai, nežinau, aš taip bent jau surašiau, bet reikia, kaip pasakyti, mums iki galo. Važiuotume su savo mašiną. Tai jeigu startas 8.35, tada apšilimą ant vandens būtų gerai, jeigu būtų 4 apšilimas. Tai, nežinau, aš sakau taip, 7.35 grubiai. 6.35. Simelis dėlioja taškus ant T ir keliausim pusryčiauti. Žodžiu, puikiai įsimiegojau. Simelis irgi nesiskundžia. Pavarysim šiandien, o paskui ir pietų miegų nueisiu. Lekiam pusryčiauti ir važiuosim į kanalą. Įmetėm pusrytėlių, tikrinam dabar skorą, miego kokybę, pasimėlį kiek. 8.4, 7 valandos 3 minučių, 8.4. Good recovery viską. Pas mane 7.7 valandos. Irgi neblogai. 8.2. Are you ready, guys? Ready. Dar 2 minutės. Даже я знал, Робот Криков, Valanda 20. Grįžt, kad biškai dar ant krantuko prašilt. Padarėm apšilimą. Oro sąlygos geros. Persirengiam. Lieka apie 40 minučių iki starto. Pirmi 3 patenka į finalą. Ką bandysim daryti jau. Dabar stengsimės, kaip išės nežinau, bet ilgesnį startą, ilgesnę pradžią. Ir žiūrėsim jau kaip gale eisis. Nueisim, kad pačios biškai duotų Laura arba Jurijus. Bus gerai. Bus gerai. Kurie šiandien su keturkė, bračia kepurėlė dieną. Pažiūrim, ką draugai veikia. Artis persirenginėje. Čia teipuoja. Laura mankštinsim, bet tuoj pakelsim. Treneris valtį valom. Laura, gali biškai pečius tik tais man. Pečiai būna, keturi tik šiaip labiau užsikaustų. Va, Laura atleidžia. Truputėlį dar pailsėsim ir aktyvėsim ir į startą. Pasakysiu, Hebrytė, tik jau mes patekom į finalą. Montuojam laktatus praėjus, kiek trenerių praėjom? 25 minutėm. Dar reik nusausinti. Ne, tai gada jau nieko nepadarėm. Iš inercijos dar davažiavom. Bet dėl to, kad pirmas startas. Pas Mindaugo 10, pas Simo 13, pas Dėdė Igną 16. Gerai, dar kartą pasižiūrėjom. Gal spirito labai daug. Tikrai normaliai. Bet tai tiek laiko jau praėjo. Neturėtų laikytis tiek. Žiūrėk, dabar dar kartą nuvalykit, dar kartą. Kad pas mane 10 jau yra daug. Aišku, kiekvienas skirtingai
išvaikštą. Matosi, kas dirbo. Ir kas dar dirba. Kas ištempė valtį. Žiūrėk, paspaudžiu. Matosi, kad sodas nenaudoja. Nes organizmas pats susitvarko. Artūro nerandu, nuėjau gal su mantu ten pašnekėti, žinau, nieko nežinau. Bet nematau kur. Aš ir nerandu. Kiek? Belenkiek. Galius. Ne, jau galėjau, neberklavau, jau galėjau. Tai va varo Kendrikas. Kaip tik. Ir spėju laimėjau savo plaukimą. Nice. Man liko 30 minučių. Pasiruošęs. Gerai nusiteikęs. Tai irgi pirmi 3 į finalą. Labai norėčiau patekti, kad atsikvėpti truputėlį. Pataupyti jėgas, nes 2 distancijos šiuose varžybose. Viskas, ką jau ruošiuos. Nešiu valtelę. Trumpą komentarą. Normaliai. Biškai apšilom ant keturkės, va. Dabar biškai greičiau pravažiavom. 200. Gražiai su kontrolė, viską matsi, neužsukai tempą tvarkingai. Kelių sekundės, va. Koks laikas? Nematėt? Manau, vis tiek apie 3.5 gal bus. Praeitas buvo 3.49 ir galas. Pirmas teisės finalai ėjo. 3. Pirmi 3, jo. Nu, O biškai klausyk. lėčiau, greičiau nieko nekeičia dabar. Kokie planai dabar? Jums dar 2 vietės su Artūru. Jo, už valandėlės. O man ką, bent jau iki ryt vakaro turbūt laisva. Jas direktor. Šio valtelį laukia, varau. Kavos sneakerio, ne? Susimatysim. Kavytis išgersim. Starto lekia 2 vietė 200. Irgi pirmi 3 pateks į finalą, labai tiksliau net nebijoju, kad jie atsirinks. Ir tada bus daugiau laisvo laiko iki kitų startų. Žiūrim, kaip seksis. Šiaip labai džiaugiuosi 4 vietės startų. Simas labai gerai sudirbo. Dažniausiai lemiamų momentų Simas tikrai būna per treniruotės visko, bet va kai varžybos labai gerai padėliojau tempą. Patenkinti. Aišku, anam plaukime buvo nemažai kitų stiprių įgulų. Finale jau pasimatys, kelinti esam iš tikrųjų. Tai va startuoja Simas su Artūru. From Italy, Bernocchi and Di Liberto in lane 6. And I think it was the Polish K2 Stjeponen Korsa. Gale į šoną nuvažiavo, bet į finalą pakliuvo. Jeigu priplauks prie lieptelio, galėsim iš karto ir pakalbinti. Jiems reikės greičiausiai pasisvert valtį. Valtis negali sverti mažiau nei nustatyta. Jeigu sveria bent gramų mažiau, iškart nuima nuo varžybų.
Ne, jiem nereikės, bet kažkas atsitiko gale, nes labai staigiai dešinę užmetė juos. Turbūt nuo gero greičio. Tai va, sulauksim grįžtant, pakalbinsim. Bet jie jau finale. Labai gerai. Grįžo. Dvivietė. Einam pakalbinsim. Šiaip gerai, tas pirmas šimtas gerai buvo, jeigu nepradėjo varpyną, būčiau galėjęs tą dalį dadėti. Bet tada, nuo 7 metrų liko ir toks, tu ranka man pradėjo kilt. Užsuko gale ar ne, neatrodė? Į dešinę, ne? Valdys. Na, iš dešinės labai galavo. Buvo. Nes iš per kamerą atrodė iš kairės į dešinę staigiai pasuko. Taip, žinai. Dėl to ir... Tai nebuvo momentų, aš jos nuo balansą neįdėjau, balsos įsilaikiau. Šiaip gerai, jeigu dar, žinai, klaidas ištaisyt, manau, ir paimtumėt. Važiai, kaip suka į dešinę, ne? Jau galvoju, kažkas atsitiko. Belaukiant autobuso, pažiūrėsim. Viktorą. Baltas. Baltai baltas. Jau takelis 7, antra balta valtis. Šalia 2 stipri iš šonų. Mūsų autobusas kaip tik atvažiavo, bet dar turim, manau. Ir atsisėsim tam pažiūrėti. Gerai išėjo. Gerai išėjo. Va, taip pimentai veža. Let's go. Ai, nes. Ai, va, visai gerai, Viktoriukas, žiūrėjau. Op, dadėjo. Šaunuolis? Opa. Ne trečias? Trečias. Atvijo. Važiuojamės namo. Jis anksti atleido. Šiandien vakare poilsis. Jam reikėjo laikyti, bet į garų strėlą važiuodavo. Ir turbūt tiek, dar masažą nueisim. Greičiausiai jau atsisveikinu. Iki rytojaus arba poryt.